Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vyko Respublikinis meno mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo konkursas, kuriame varžėsi Lietuvos vaikai 3 amžiaus grupėse. Konkursas prasidėjo Neringos meno mokyklos pasirodymu, iš ko pasidaro eilėraštis. Iš ko pasidaro eilėraštis? Iš žodžio? Taip, iš prisiminimų, iš šitos akimirkos, iš dienos, iš nakties, iš juoko. Taip. Iš daugybės gražių dalykų ir norų, kad pasaulyje būtų gražiau. Eilėraštis gali pasidaryti ir iš bjaurių dalykų, bet nuo to gražiau nebus. Konkurso svečius ir dalyvius pasveikino šiuo metu Janinos Miščiukaitės meno mokyklos direktorės pareigas einanti pavaduotoja Rita Trimonienė, kuri prieš tai pakvietė tylos minutę pagerbti prieš 5 metus iš gyvenimo pasitraukusią Janiną Miščiukaitę. Pasak Ritos Trimonienės, tai jau 13 kartas, kai skaitovai susirenka į šią koncertų salę, todėl visiems linkiu, kad akyse spindėtų tik džiaugsmo ašaros. Ir sakoma, vienas žmogus, o viena gyvena. O akyse 10 ašaros, o ašaros 100 jausmų, o jausmuose 1000 minčių, o visame pasaulyje daugybė tokių žmonių. Mėly konkurso dalyviai, aš jums linkiu, kad šiandieną jūsų akyse spindėtų tik džiaugsmo ašaros, kad tose ašarose būtų šimtai, būtų tūkstančiai prasmingų minčių. O tokių gražių žmonių, kurie čia susirinko šioje salėje, tokių žmonių, kurie myli gimtąją kalbą, lietuvišką žodį, tebūna ne 1 milijonas, bent jau 3, o tai jau visa tauta. Mėly konkurso dalyviai, linkiu jiems sėkmės, gražaus skaitymo, komisijai linkiu gero klausymo ir teisingų sprendimų. Konkurso dalyvių gausa atskleidė, jog Lietuvos meno mokyklos ir ne tik myli lietuvišką žodį ir kiekvienas dalyvis jau yra šaunus vien dėl to, kad dalyvauja. Tuo galėjo įsitikinti ir konkurso komisija, kurios pirmininkė Lietuvos liaudies kultūros centro teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė bei nariai Jonavos Senamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lina Vaškevičienė ir Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaicekavičiūtė. Šis konkursas surengtas prieš pat tarptautinę gimtosios kalbos dieną, kuri minima vasario 21-ąją. Tai tarsi raginimas rūpintis, globoti, puoselėti ir gerbti kalbas, nes kiekviena jų yra visos žmonijos dvasinis turtas. Gimtosios kalbos diena yra puikia proga ne tik prisiminti šiuos esminius tikslus, bet ir kiekvienam susirūpinti savo kalbos grožiu ir švara, kiekvienam prisidėti prie gimtosios kalbos puoselėjimo. Respublikinėme skaitymo konkurse 1 amžiaus grupėje varžėsi 8 nariai, 2 amžiaus grupėje 9 konkursantai, o 3 amžiaus grupėje užsiregistravo 6 dalyviai. Daugiau nei 3 valandas trukusiame skaitovų konkurse visi susirinkusieji stebėjo pasirodymus skaitovų, kurie atvyko iš Mažeikių, Neringos, Raseinių, Gargždų bei Jonavos meno mokyklų. Buvo skaitomos ištraukos bei eilėraščiai iš Rimanto Černiausko, Nomedos Marčėnaitės, Gendručio Morkūno, Ramutės Kučaitės, Gintarės Aldonoitytės, Kazio Dinkio, Vytauto Petkevičiaus bei kitų kūrybos. Kiekvienas skaitovas demonstravo oratoriaus sugebėjimus, stengėsi kuo artimiau įkūnyti personažus, parodyti savo aktorinius bei kitus sugebėjimus. Visą ankstesnį savo gyvenimą aš svajojau, kaip nors patekti į stebiningąją inžinierių šalį. Ten niekam nereikia tokio naudo. Kelias. Vanduo toks šaltas. Naujas vaikelis. Vis dar nebaltas. Kartą gyveno mergaitė. O gal ir dabar dar gyvena. Kas rytą prabudusi, ji sugalvodavo savo naują vardą. Todėl, jei norėčiau pasakyti pobūvio vardu, turėčiau prirašyti 5, o gal net ir 10 lapų. Ir nieko apie tai, kas iš tiesų nutiko. 1 amžiaus grupėje 3 vietą pelnė konkursantas Mantas Babila iš Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos.
Antrą vietą pelnė taip pat jonavietė Ieva Tuomaitė. Pirmąją vietą iškovojo Patricija Butaitė, besimokanti Mažeikių muzikos mokykloje. Antroje amžiaus grupėje trečią vietą užėmė Gargždų muzikos mokyklos mokinys Deividas Batavičius. Tos pačios mokyklos auklėtinė Gintautė Rusteikaitė pelnė antrą vietą. O pirmoji vieta atiteko Raseinių meno mokyklos ugdytiniui Pijui Šimaičiui. Trečioje amžiaus grupėje taip pat 3 prizinės vietos. Trečia vieta skirta Lukrecijai Gužauskaitei iš Raseinių muzikos mokyklos. Antra vieta Godai Vasiliauskytei iš Mažeikių muzikos mokyklos. Pirmą vietą pelnė Raseinių meno mokyklos auklėtinis Domas Naujokaitis. Respublikinėme meninio skaitymo konkurse įsteigta 13 nominacijų. 3 iš jų pelnė ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos auklėtiniai. Nominacija už jautrų temos atskleidimą skirta jonaviečiui Nojui Cechanoveckui, kuris varžėsi pirmoje amžiaus grupėje. Nominacija už charakterių kūrimą įteikta antros amžiaus grupės konkursantui Pauliui Draudvilui. Nominacija už subtilumą pelnė trečios amžiaus grupės konkursantė Marija Radzevičiūtė. Redaktorės pavaduotoja